Sveiki, tai pristatome Jums Smart Equipment 3,5 kW indukcinį kaitintuvą, modelis SM-3500W. Tai modelis, kaip ir minėjau, 3,5 kW ir pagrindinė savybė, kad tai yra modelis su aušinimo skysčiu. Tai yra šito rankenėlį mes turime aušinimo skystį, kuris aušina mūsų elementą, kaitinimo elementą, kai mes detalę įkaitiname. Taigi pats įrenginys sudaro, turime indikaciją temperatūros būtent aušinimo skysčio ir pasirenkam galingumą. Taigi viskas labai paprasta. Įrenginys yra vienfazis, taigi tinka į paprastą rozetę, įstatom ir galime dirbti. Čia įpilame apie 2,3 litro aušinimo skysčio. Koks aušinimo skystis tai yra instrukcija pas mus parašyta, jeigu ką galėsit pasidomėti ar mums paskambinti, mes patarsime. Tai ką, pats įrenginys, kaip ir matom, čia yra ta rankena, yra įjungimo, išjungimo mygtukas ir pabandysim, kaip tai veikia ir kokias detalės mes galime kaitinti. Tai labai tinka darbui prie automobilio pakabos, ypač prie meistrams dirbantiems su ratų geometrija, kai reikia traukę atpalaiduoti, jinai būna dažnai užrūdyjusi, užkarmijusi ir mums tai neleidžia. Tai gerai, pabandom, čia tokį turim pavyzdėlį mažą vieną iš, tai prigaudžiam, paspaudžiu mygtuką, palaukiu šiek tiek. Ir detalė, kaip matom, veržlė jau pradeda kaisti iki raudonumo, netgi tiek nebereikia, bet užtenka tik tai pakaitinti detalę, ją ataušinti ir dažnu atveju jau tai padeda mums atsukti. Tai va, įdomu yra tai, kad su indukciniu kaitintuvu jūs kaitinate būtent, daugiausia kaitinate tą detalę, tai šiuo atveju veržlė, o pats varžtas ar detalė, tai mažiau įkaista ir taip mes galim atsukti. Tai įrenginys vertas dėmesio, tikrai vertas turėti autoservise ar dirbtuvėse, tai sutaupo labai dažnu atveju ir kliento pinigus, ir jūsų laiką, ir vėlgi galite pasiūlyti papildomą paslaugą, kokybiškesnę paslaugą. Jeigu domina, visus aprašymus galite rasti mūsų svetainėje, ir ten, jeigu ką, užsakyti.